Lašišos terinas su parmos kumpiu. Išpjauname lašišos filė. Išlikusių žuvies kaulų verdame sultinį. Ruošiant salsą pirmiausia nuskutami ir išverdami šparagai. Jie atvėsinami. Kitus salsos produktus – vyšninius pomidorus, šalotinius svogūnus bei juodasias alyvuoges – smulkiai supjaustome ir pagardiname bazilikų aliejumi, citrinos sultimis bei prieskoniais. Ant parmos kumpio dedame plonai supjaustytas lašišos juosteles. Išspaudžiame citrinos sulčių ir pagardiname prieskoniais. Tuomet ant viršaus dedame pakepintą rukolą, susmulkintos lašišos masę bei ikrų. Viską susukame į vieną suktinuką, suviniojame į foliją ir kepame 180 laipsnių temperatūroje 25 minutės. Kuskuso kruopas užpilame lašišos sultiniu, laukiame, kol jos išbrinks ir įmaišome šiek tiek sviesto. Formelės dugną padengiame citrinoje marinuotą lašišą. Tuomet dedame kuskusą. Paruoštus patiekalus dedame į lėkštę, puošiame rukolos salotomis su ikrais bei baziliko aliejumi.